kempsaitą. Edalės džipukai kempsaitą, aišku. Na, vizitorių centras, privatus carparkingas. Na ir tenais Brašiūnų kaimo Edalės bažnyčia. Kokios tvoros apsamanoja nuo laiko. Samanos pačios auga kaip akmėlių. Pirmiausiai tai girdžiu krioklį. Mes priėjom Welcome all churches open. Idel Parish Church. I'm the resurrection. Life gerbė gyvenimą, kažkas užrašė. Šviesa. Šventosios ir neskiriamosios Trejybės bažnyčia Idale, dažnai vadinama tiesiog Idale Parish Church, Idale parapijos bažnyčia arba Holy Trinity Church, Šventosios Trejybės bažnyčia. Dabar truputuką aplankykim ir pasižiūrėkim. Ką gero. Štai čia ta bažnytėlė. Viena iš naujesnių. Pastebėjau kalkakmenėse šitose vietovėse Peak District'e, nacionaliniam parke Peak District'e. Yra labai. Bažnyčia pastatyta 1864 metais, nors tikima, kad Idale kaimas turėjo koplyčią nuo XII amžiaus. Jį pakeitė ankstesnė nedidelė koplyčia, kuri stovėjo beveik toje pačioje vietoje. Čia bažnyčia. Tamsus, palyginus su Lietuvoje, kur aš gyvenu. Ką manot, ar verta eiti vietą? Žmonių gal. Nu, mes tyliai. Aha, kalai kokie. Altorius pagrindinis. Sakykla. Kažkokia data. Puikus sėdynai. Medinės lubos, visiškai medinės. Tai va, pabūrų Edalės bažnyčiai atėjo žmogus. Gal mišių lankyti, gal kažkur tai. Ok. Galime eiti toliau. Galinga, kita stilius kitas. Nu, apžiūrėsiu dar biškutį, nors ir reikia eiti maršrutų, bet jeigu praeisi, prabėgsi, tai nieko įdomaus. Geriau pasižiūrėti, ko gero. Vat. Remember. Vat.
Kaip visą laiką paslaptingos durelės. Jeigu žmonės mato, čia gali paskapėti. Laikas. In 50 meters, turn left onto path. Ir išeiname 14:57. Visur tamsus statiniai iš tos uolienos, kuri randama vietiniai. Okay. Edale yra oficiali vieta, kurioje prasideda arba baigiasi Pennine Way, garsiausias ir ko gero sudėtingiausias Didžiosios Britanijos tolimojo nuotolio pėsčiųjų takas. Jo ilgis siekia apie 431 km, tai yra 268 mylios, nusidriekiančios iki Škotijos sienos. Niūrus pastatas ūkinis. Kaip pažiūrėsim, ką čia gero. Kol kas nežinau kodėl, bet liaudis, kurie sutinku, visi bernai, visi šypsais. Labai daug kas su šunim grįžta, galbūt manęs laukia kažkas ypatingo. Nu tai aš nusiteiksiu jau sunkiausiam, nes grįžti su šypsena reiškia įveikus sunkumus būti. Gatavai praėjus vartelius pasitinka medžiai. Ir mes suksime čia į kairę, next left. Siauras takas, kaip matote, veda iš ten, kur aš ateinu ir ten, kur aš einu. Dusulį jau ir dabar gaunu, kojos jaučia aukštį, gerai, kad per daug savęs neapkroviau kelias dienas. Neturėtų būti sunku. Ten viršai matosi medžiai. Kali varteliai iš tiesų žavus. Nu, įdomus varteliukai. Gerai, kad takelis išgrįstas, nereikia eiti per dumblą, ypač tokiu metu kaip dabar. Dumblas tai yra negerai. Tos rudos dėmės garantuoja papartynai. Eiti maždaug 4 valandas su minutėm užrašyta. Taip, kad aš matau, kad aš negaliu žiplinėti nieko. 19 temsta, o man kaip tik reikia tiek laiko praeiti. Okay. Tikiuosi, kad saulė dar pasirodys. Kas kaip tik, kol važiavau, saulė buvo, o dabar pranyko. Bet žiūrėjau vakaro orų prognozę, tenai saulytė, kad saulė dings 1 valandai ir 1 lietaus lašiukas gali būti maždaug šitokiom valandom. Tai maždaug taip ir vyksta. Praeinu jau 3 vartelius. Okay. Kokios šios sistemos? Jos pat standartinės. Kažkaip seniau man labiau pasitaikydavo vartelių, kurie nestandartinės spynas turi, sakys, bezmėnus, bet čia daugiau snaudonė įvėlsti. Čia kažkur netoli miestas yra, nu kaip netoli, sąlyginai netoli. Nereikia kaip man 3 valandas važiuoti, nes daug žmonių. Ir vaizdai, ko gero, gražus. Tai visa ta panorama mano šiandien.
Dar vieni vartai. Kitson. Trim pirmin 2006. From Family Friends. National Park Ranger. Šeštai. Žmogus nusipelnęs šitam parkui. Nenoriu sudaryti, čia vartai ypatingai dideli, platūs ir ilgaamžiai. Labai gerai padaryti. Su apvalinti viskas meilė matosi. Važinėti negalim dviračiais. Tais dviračiais negalima važinėti, nežinau. Bet negalima kažkodėl tai. Galbūt pavojinga, galbūt per statu. Tai naktį šalta, 3-2 laipsniai, o dieną 6 rašė čia, tose kalnynuose, kalvuose. 6. Tai nakčiai geriau čia nepasilikti. Tikėsimės, kad viskas bus ok. Kalno vietovė ypatingai kalnuota. Žmogus grįžta kažkoks pavargęs. Ir kažkokios tai piemens gryčios griuvėsiai. Bet jau sena, bet apsaugota, kad neišgriūtų. Tai tinklu. Matyt, turi istorinę vertę. Župelė. Ką tik praėjo didelį grupę žmonių. Matosi, jie ten ne visi kartu, bet kažkaip grupėm. Ir kol kas, tai labai mandagų žmonės šitose apylinkėse. Snaudonė, kiek atsimenu, būdavo, ne, čia taip noriai sveikinasi. Visi, kol kas nė vieno nesisveikintojo nesutikau. Mes einam tenai. Ką kitas kelias atneš, pasižiūrėsim. O šitie varteliai jau skiriasi. Mažyčiai, ant spiruoklės. Tokie, bet labai spraudus turbūt. Spraudus, tai reiškia labai staigiai užsidarantis. Kaip ir 12 kėdžių. Ir ką jūs manote, priėjau? Žyminčius akmenis kažką tai. Ir dar vienas. Abipus kelio. Tai kažką tai žymi. Ok. Žymintis akmenys pradžia kažko. O ko? Reikia sužinoti, kas tai per akmenys. Dar vieni vartai. Čia turbūt į ganyklą vartai bus tie senoviniai iš akmens tašyti. Akurat. Čia mažyčiai mini varteliai. Tie. Su akmenuku pasirūpinta. Stop grazing, please close. Uždarom ir tuos vartelius. Koks medis artėjo, čia ąžuolas pagirtis. Bet lapų tai nesijaučia mest. Nes ne ąžuolo madoj mest lapus. Jis pagelsta ir kada jam užeina, tada ir numeta tos lapus. Gali ir visą žiemą laikyti. Netgi Lietuvos sąlygom. O čia žiemos šiltesnis. Gerokai šiltesnis. Apsirikau, čia ne ąžuolas. Čia netgi kažkoks tai klevelis. Vienas iš klevo rūšių viena. Labai įdomi vietovė. Palei ganyklą. Bet ta vieta tokia išskirtinė, kažkokia gera energija jaučiasi nuo jos. Galbūt, kad saulė pasirodė, galbūt tai tokia vieta. Niekad nežinai, negali žinoti, kokią vietą eini. Nes aš einu jomis pirmą kartą gyvenime, nesu buvęs. Net avys stebis atsisukę. Biškį kitokios rūšies. Ar man čia taip atrodo, kad kitokios tik tai. Gal
then Toks take a kaimas, slight right. vienkiemiai, keli. Now turn left, then take a slight right. Ten į kairę reikės sukti. Kotedžiai parduodamas. Čia. Žiūrėsim, kur dabar rodo Now take navigacija. a slight right, then turn left. Pasižiūrėti, kur lieka eiti. Tenai. Ir kiek man. Now turn left. Maybe you know where is the way, Pennine Way? Pennine Way? Yeah. I'm not an expert. I'm completely new to here, so I'm afraid I'm not entirely okay. sure. But Yard. I don't know. Okay, maybe here. I think it's here. Vištytės gaunasi. Take the next right. Vaikas ant durų, gal yra vedžiai gyvuoja. Now turn right, then turn left. Būdelės nu. Take the next left. Koks mielas upelis. Aplink nėra ūkininkavimo žymių, tai ir negyvena, o tik tais senovės palikimas, bet su langais berods. Niūrūs namiokai tokie, nameliukai. Čia, o čia ponios dalykus. Gražios, sveikos, kaip pati jaunystė. Yra čia medelių, ant kalno vidurio medeliai auga. Ten medžiai gičėlė, atrodo, kaip kokie medeliai būtų. Varnai ką tik lesi, šermukšnių uogas. Beržas tai jau pageldins. Vienas iš pirmųjų, ko gero, meta lapus pavasarį. Ir čia jisai dar stoja, bent jau šiandien vėjas būtent iš tos pusės į tą, o jisai pusė jo pasislėpė. Žemiau šlaito. Na taip. Fantastika, ten arkliukai gaunasi ir karvės. Net ir 4 rankų. Gaila. Pasimčiau žiūrovams, pažiūrėčiau. Šiuo metu man lemiamo skirtumo nėra, tai tiesiog aš einu pro šalį, matau kažkas juoduoja, arba arkliai, arba karvės, arba jaučiai.
Ten kalnas priaugęs medelių matosi. Kaip įdomi, gražiai atrodo. Reti tokie. Kągi, matau vėl buvę vartai seni, bet vienas fragmentas, ne taip kaip ten. Ir šiek tiek aukštesni. Vyris senovinis. Likęs. Čia taip pat akmeninė žymė, kokia tai senovinė. Nesigilginat jūs? Ne. Mat. Su įdubom. Žmonės paukštukus myli. Lesyklas. Kini pastatėliai gyvenamieji. Čia arklydės buvę. Arklių liks nebelaiko. Lee Farm, Peak District, welcome. Mišno atras. Atsidaryti reikia. Čia vat senovinis stulpas. Absoliučiai senovinis. Tas irgi. Čia arklydės buvę. Garantija. Aišku. Please close the gate. Okay. Pirmiausia reikės. Jau dabar išsiaiškinu. Atsidaro čia. Klevai, upelis žemai teka. Vaizdučiai aš sočiai. Eik ir žiūrėk. Eik ir dairykis. Tenais. Anekdotas. Follow this way for 400 meters. Grįžo škotas iš Anglijos. Pabuvęs Anglijoje. Nu, jo klausė. Kaip, sako, kaip ten tu Anglijoje? Kaip tau patiko, sako. Nu, patiko, sako, bet kaip keisti tie anglai kažkokie. Nu, kodėl keisti? Nu, sako, lemba. Atbėgo pas mane į viešbutį naktį anglas. Rėkė, gal 5 minutės, 10 minučių rėkė. Plaukus pešęs nuo galvos, trypė kojomis. Aš žiūrį, nesuprantu, jisai rėkė. Išbarė visokiais žodžiais mane. Apsisuko, išbėgo, trenkė durim ir išbėgo. Nu, naktį. Kad dar dieną suprašiau, kažkas naktį įsiveržė mano numerį. O jie, sako, nu, o tu ką darai, sako. Sako, aš paprasčiau, aš ramus žmogus, sako, aš tiesiog jisai išėjo, išsibaręs, aš toliau grojau savo dūdmaišį. Jo. In 60 meters, take a slide left onto Jacob's Ladder. Taip, po 50 metrų mes sukome į kairę, ko gero tai bus šitą akmeninę plytelę. Matau tenais kažkokius tai darinius suolinius. Tai mes priėjome dabar šitą vietą, kai eisime tą tiltelį, čia yra vartai. Ten kriokliukai nedideli. Ir tie laipteliai pasivadina Jacobo kopėčios ir jame įlipsime į viršų. Ir tikėsimės, kad pamatysime puikių vaizdų, gražių vaizdų, nuostabių vaizdų. Varom. Grotos medinės padarytas. Turbūt, kad kai būna potviniai šakų neneštų.
tolyn. Kam taip reikia, nežinau. Nedeginti, nepaleisti šunų nuo pavadėlio ir senoviniai varteliai. Tai bandome atidaryti, pavyko, varteliai skęsta. Gerai. Kriklys. O čia yra Jacob's Ladder. Čia yra kriklys. Tai va, Jacob's Ladder. Jacobo kopėčias. O čia yra senovinis tiltelis per jas. O čia yra atspaudimam skirtos lygiagretės. Taip pat senovinis. O jis sustingęs viršus kūno. Nenoriu žemyn net leistis. Taip ir įvyksta traumos, kai žmonės atspaudimus daro neapšylę, o sušalę. Viršus tai nedirba beveik. Varom. Taigi ant Jacobo kopėčių ir virš. Well to the high peak. 700 metų senumas. Gamta. O čia Jacob's Ladder. Ok. Ten irgi yra kelias, bet mums senais. Jis taip rodo navigaciją ir maršrutą. Nu, reikia smarkiai nesušilti, nes oras pakankamai žvarbus. Dėl reikia pasisaugoti. Nesušilus hipotermija. Ne už kalnų. Reikia vidutinį greitį. Jungi greitį. Kiek laiko bet turėtum, eini vidutinį greičių. Kažkas leidžiasi. Gerai. Prisijungsiu vėliau. Nes jau padusau.